Sveiki, mėlyjeji, labas, sveikinuosi su jumis, esu nuoširdžiai laiminga ir dėkinga, kad jūs čia su manim. Šiandien kortų skaitimas nauja meilė, nauji santykiai ant slenksčio, kas trukdo žengti paskutinį žingsnį, tai bus 3 variantai, laiko juostas, kodus įkelsiu aprašyme. Daug įvairių situacijų, taigi labai nesigilinsiu, į ką tai gali mus atvesti, tiesiog leiskim visatai vesti. Ir jeigu jums tinka ši tema, tai įsitaisykit patogiai ir pasižiūrėsim, kokiegi tie 3 variantai. Pradžiai rožių orakulą, identifikatorių, situacijos variantui gal padės jums labiau apsispręsti. Taigi, pirmasis variantas, antrasis ir trečiasis. Ir taip pat turiu ir mineralus. Pirmajam variantui atstovaus kalnų krištolas, antrajam rožinis kvarcas, o trečiajam citrinas. Ir turiu čia akmenų kortas taip pat. Galbūt šios kortos jums padės geriau apsispręsti, kokį variantą jūs norit rinktis. Pirmąjį kalnų krištolą, antrą rožinį kvarcą ir trečiąjį citriną. Taigi, išjauskit. Ir pradėsim kortų skaitimą nuo pirmojo varianto. Taigi, įdedu kortą kalnų krištolo, patrauksiu kitas 2, laukti savo eilės. Ir kas išsirinko kalnų krištolą, tai apie aiškumą, kosminę šviesą, taigi tie žmonės, kurie trokšta gauti atsakymus, suprasti, kas vyksta jūsų gyvenime. Ir tai yra spygliai, kurie yra apsauga, yra ribos ir aiškus bendravimas, komunikavimas. Tai matosi tokia situacija ir gražiai čia visata atskleidžia. Galbūt ir iškilusi kažkokia situacija dėl tų santykių, kodėl jie ant slenksčio ir kodėl jie dar nėra jūsų gyvenime, kodėl jūs nežengėte tai, kad yra kažkoks klausimas apie ribas, kad nesat jūs 100% užtikrinti, nesijaučiat saugus ir kad reikalinga tai išspręsti, atverti. Kalnų krištolas tai tas, kuris suteikia aiškumą, prie ko be pridėtum kalnų krištolą, visur jisai sutaurina ir atveria paslaptis. Ir paprašykim visatos, mūsų vedlių, kad bendradarbiautų su mumis, kad viskas vyktų per kūrėjo energijas. Taigi pasižiūrėsim, kokiagi ta situacija, santykių tema. Išdėliosiu kelias kortas ir tai yra įdomios kortos čakrų išminties. Tai yra taro kortos, bet taip pat ir spalva, kuri atskleidžia, atspindi tą energetinį centrą. Taigi situacijai identifikuoti. Ir dar kitas kortas turiu čia. Mums padės situaciją identifikuoti. Ir trečia kortų kaladė, tai Lenormand kortas. Taigi, pasižiūrėsim, kokia situacija. Tai yra riteris kardų, tai dar kartą apie tą norą lyg apsisaugoti, apie tokį iškeltą kardą. Ir čia mėlyna spalva, tai yra tas energetinis centras gerklės, nes yra dar kita ryškesnė mėlyna, kuri trečią akį simbolizuoja.
Ir čia yra vežimas, taigi ir įsižeminimas, nes raudona korta, tai raudona spalva, tai yra pirmas energetinis centras, įsižeminimas, ir matosi, čia moteris laukia, kaip ir mūsų tema, kad vienas žingsnis iki santykių, tai taip ir yra, matosi, o galbūt čia ir norisi pabėgti, lyg ta karieta gal ir atvažiuoja jūsų išgelbėti, lyg ir tokios energijos jaučiasi. Ir čia matosi 8 monetos, kad įdėta pastangų šio klausimu, dirbta. Ir čia yra 7 kardai, taigi vėl ta grėsmė, baimė ir labai matosi, kad čia lyg ir bijoma, kad tai, kas atrodo švelnu ir miela kaip avis, gali būti kažkoks piktas vilkas. Ir toliau tai yra Lenormand sistemoje, tai yra bokštas, kuris atskleidžia įsipareigojimus, institucijas, įstaigas. Ir čia yra dar kartą tas panaši energija į vežimą, raitelis, nauja žinia, nauja pradžia, vienetas. Tai visada stebiuosi, kaip visata su mumis bendradarbiauja, kaip jinai atskleidžia tas situacijas, nes čia ir matosi, kad labai atsiliepia į tą mūsų užklausą. Ir kad didysis arkanas tai yra čia vežimas, reiškia, kad tokia stipri jėga jūs veda į priekį, kad yra didelis troškimas pradėti tos santykius, kad laukėt jų žinutės, kažkas tai galbūt ir čia bando susipažinti per oro stichiją, per įvairius portalus pažinčių, per medijas, per skambučius, žinutes. Taip ši korta atskleidžia, nes čia yra tas laiškininkas, taigi tie laiškai, tas rašytinis žodis, tas visos žinutės, skambučiai. Ir matosi, kad tai trunka pakankamai ilgą laiką, kaip 8 monetos, tai yra jau lyg ir įdirbis, kad jūs tai darot ilgesnį ar trumpesnį laiką, bet tikrai jau netrumpai, ir kad norisi to rezultato, bet taip pat matosi, kad yra ir grėsmė iš šitos kortos ir tie spygliai, kuriuos jūs vis dėlto dar turit, tai matosi, kad tai ir yra liktas, nes tas jūsų nesaugumas, tas abejonės, baimė apgavystės ir baimė įsipareigoti. Čia taip pat rodo ši korta, lyg ir norisi, bet ir baisu. Ir tie spygliai, ir čia riteris kardų, kad yra gynybinė pozicija, ir pasižiūrėsim, kaipgi tai išspręsti, nes jeigu žiūrit šitą kortų skaitimą, tai ieškot atsakymo ir norit vis dėlto žengti į santykius, bet taip pat baisu, jeigu tai bus kažkokia apgavystė, tai yra toks ir noras lyg pabėgti. Taigi pasižiūrėkim tada, ar saugu eiti santykius, kaip tai atrodo iš visatos pozicijos. Taigi yra 9 taurės, tai sako, kad tai būtų norų išsipildymas, emocinis užsipildymas, bendravimas su žmogumi, kuris būtų tas mylimasis, mylimoji, tai būtų žingsnis į priekį, atverimas naujų horizontų ir kažkokių planų, kurių jūs turit dviese įgyvendinti, ir paleidimas tam tikrų situacijų, kad tai padėtų, jeigu jūs žengtumėt
sudėlioti kažkokias praeities situacijas, kurios dar jūsų laukia. Ir matosi, kad netgi kai bokštas ir šitas drakonas, tai yra didysis arkanas bokštas, kad rodo, kad tiesiog tai gali atsitikti labai greitų būdų, kad jeigu jūs žengtumėte tos santykius, tai tiesiog ta ugnis nušluotų, sudegintų, būtų stiprios transformacijos, jums ir netikėtos, bet tas toksai pojūtis, kad jūsų norai išsipildė ir galite žengti tolyn, lyg ir užbaigtų tas kažkokias baimės, nes matosi čia tas 7 kardai ir ant jo gula 8 taurės, tai kažkokios situacijos lyg užsidarytų su to bokštu ir kažkokios bemiegės naktis, sunkios mintis baigtųsi ir kažkokios kovos, kur nėra laimėtojų, tai gal ir tas bandymas susipažinti, bet iš tikrųjų lyg kažką nugalėti, kur nėra jokios prasmės kovoti. Tai jeigu mes klausiam, ar žengimas į santykius pakeistų jūsų situaciją, tai bokštas sako iš esmės taip, kad tai lyg ir sunaikintų tai, kas nebereikalinga, tą praeitį, visas tas patirtis negatyves, kad atsivertų nauji horizontai ir pasižiūrėkim, koksgi trukdis, kas yra blokas, kodėl jūs neinat į tai, į tą naują santykį. Aukščiausiai žinia, taigi intuicija ir 7 monetos ir mirtis. Ir atgimimas ir karalienė monetų. Ir čia 10 taurių ir 2 monetos. Taigi rodo šią situaciją, kad per tą tokį procesą pasirinkimo, kuris trunka galbūt ir nemažą laiką, jūs čia mokoma pasitikėti savo intuiciją, priimti sprendimus taip, kaip jūs iš tikrųjų trokštat ir kad nesileisti kažkokias abejonės ir kitų žmonių nuomonės ir koksgi yra blokas, kad sunku jums pačiam nuspręsti, kada jau atėjo tas metas ir lyg jums norisi, kad kažkas už jūs nuspręstų ir pasakytų, kada, nes matosi čia iš šitų kortų, galbūt ir iš vaikystės, tas toksai blokas čia pas jūs iškyla šioj situacijoje santykių, kad lyg mama už jūs spręsdavo svarbius klausimus ir lyg jūsų pasąmonė laukia, kada lyg simbolinė mama ar kažkas kitas nuspręstų už jūs ir pasakytų, kada laikas tiem santykiam, kad kuris žmogus tinkamas ir tada lyg atneštų jums tokį pasitenkinimą ir norą žengti į priekį, jeigu jums ta simbolinė mama ar tikra pasakytų, kad tu esi pasiruošusi, tu gali pradėti santykius, kad tai yra saugu, tai jūs ir žengtumėt, bet jeigu jūsų mama tikra ar kažkokios mintis jūs nuveda į kažkokius prisiminimus, gal mama jūs gąsdino, kad kažkas nesaugu, tie santykiai, ar kažkokių pavyzdžių iš šeimos sistemos jūs turit, tai ir yra tas blokas, tie spigliai, kurie pas jūs čia yra ir kad todėl jūs negalit žengti to paskutinio žingsnio ir pasižiūrėkim tada, kaipgi tai pašalinti.
Taigi, išdrįskit žengti į priekį, atsiskirkit nuo mamos nuomonės, būkit to pažmonėtų, kuris eina savo keliu. Ir matosi, kad visata jums suteiks energijos, tūzas, lasdų, tai ta energija naujom pradžiom, išbandykit tai, kad visata jūs palaikys. 2 kortas pasiėmė, taigi fortūnos ratas matosi, kad čia jau lik ir yra ta situacija susikloščiusi ir stiprybė, matosi, kad jūs galbūt ir neįsivaizduojat, kokia esat stiprus, kad neįvertinat savo jėgos. Ir čia pasaulis, taigi, kad visas pasaulis jums atsivertų ir ateitų tie rezultatai kaip 3 lazdos. Ir čia dar kartą vežimas, tik jau čia jau moteris nebėga, nes matėm aš įdomią tokią kortą vežimo, kur yra kažkoks noras lik pabėgti. Taigi iš esmės situacija pasikeistų, kad čia lyg vežimas, kuris nori kažkur nuvežti jūs tolyn, o čia jau tiesiog žmogus juda į priekį. Taigi matosi, kad ta transformacija gali įvykti iš šių kortų. Ir kasgi padės, kaip pašalinti, tai tikėti savimi, žengti į priekį ir pažinti savo jėgą, nes jūs galbūt save ir laikot tuo pažu, kad nesat stiprus ir galintis nuspręsti teisingai, bet visata jūs mato kaip stiprybę, kad jūs užaugot, jūs galit nuspręsti svarbius klausimus savo gyvenime ir pati visata jums padeda, kad pasaulis atviras ir kad matosi, tai yra kažkokia galbūt ir karminė situacija, kurią reikalinga išspręsti. Kągi reiškia ta karminė? Reiškia, kad praeitose kažkokiose gyvenimuose jūs to nepadarėt ir liko tas uždavinys ateityje jums įgyvendinti, išspręsti, tai dabar jums yra proga tai padaryti. Ir matosi, kad jeigu jūs žengtumėt, tai būtų ir pokytis, jeigu jūs išdrįstumėt nuspręsti, tai situacija išsispręstų, nes fortūnos ratas tai yra didelis greitis ir galimybės, ir jeigu iškrito ta korta, tai lyg geras loterijos bilietas sėkmingas yra jums paruoštas, visata laukia jūsų sprendimą, matosi, kad ateitų tie rezultatai, kad tie laivai jų ir plaukė jūsų pusę ir kad čia lyg ir tokia transformacija įvyko, kad jūs, kai supratot, kurioj vietoj čia yra tas blokas, matosi, kad priėmė tą pokytį, nes šios kortos ir rodo, kaip iš pradžių tą tokią baimę ir norą pabėgti, tai dabar tiesiog norą būti savo gyvenimo kūrėjų, priimti sprendimą, išbandyti, sutramdyti tą baltą ir juodą, nes niekas jums nežada, kad tai bus vien tik tai balta, bet jūs jau galit tai praeiti, kad galit išdrįsti, nes matosi, kad jūs stiprus. Ir pasižiūrėkim tada, kasgi atsiveria, kokia artimiausia ateitis, nes iš šių kortų matosi, kad blokas pašalintas, jeigu jūs priimat, pripažįstat, taigi kas ateis artimiausiu metu. Taigi matosi, kad jūs karalienė lazdų, kad priimsit tą iššūkį, kad prabudinsit savy tą ugnį,
norą veikti, kad galbūt ir pažiūrėję šį kortų skaitimą tiesiog kyla tokia idėja, kad jūs norit išbandyti, padaryti tą sprendimą ir pasižiūrėti, kaip tai veikia jūsų gyvenime, išsivaduoti iš baimių lyg ir matosi, kad ta karalienė lazdų priims tą iššūkį ir nugalės tą savo baimės. Ir čia Mėnulis tai ir yra ir giminės sistema, galbūt ir mamos baimės, kurias ji iškalbėjo ir jūs priimėt kaip savas, ir iš giminės sistemos įvairios situacijos, baimės, grėsmės, kad jūs sausit į kovą ir nugalėsit, nes matosi, tai yra teisinga. Didysis arkanas teisingumas sako, kad atėjo metas balansai, pusiausvyrai ir kantrybė, kad tas, kas buvo lėta, lyg dabar keliaujat į pokytį. Lėtumas baigėsi į greitį ir kaip gražiai čia taip pat matosi, kad pokytis vyksta įdomiai, kai jūs prisiimat atsakomybę ir nusprendžiat išspręsti tą situaciją, nepasiduoti tai baimiai, kur iš tikrųjų yra netikra, iliuzinė, tai ir vyksta tas balansas, teisingumas ir kad nebaisus tie baubai, kaip ir matėm, kad buvo tas vilkas, kuris po ėriuko kailių, tai ir čia lyg, kad nebaisu, kad jūs esat stipresnis už tai, ir čia yra rūna tėvas, kuri toks ryžtas ir ėjimas į priekį, savo tiesos atstovėjimas, savo norų išpildymas, ir matosi, kad ir visata bendradarbiauja, iš lėtumo pereinat į greitį, 8 lazdos, kad ir žengėt į tai, ko jūs iš tikrųjų trokštat, norit. Ir gal pasižiūrėkim tada, koksgi tas žmogus, nes šitai rodo moteriškas tas energijas, tą perėjimą į tą jau kitą pusę, lyg žengėt į tą kambarį, kur tai vyksta. Taigi, ką jūs tenai sutiksit? Taigi, matosi riteris kardų. Ir čia yra atsiskyrėlis, aukščiausias teismas ir tūzas taurių ir mylimieji. Ir čia žvaigždė, taigi nuostabiai kortos šneka. Tikrai sutiksit tai, ko troškot, kad tai yra paruošta, nes mylimieji tai ir yra ta korta meilės, pasirinkimo, kad galbūt jūs ir jau numatė tą žmogų, tik tai nedrįsot pradėti santykių ar kažkokios dar situacijos. Gali būti, kad per nuotolį gal kažkas bendravo kaip riteris kardų. Ir tas vyras matosi kaip atsiskyrėlis, taip pat lyg kažko laukia atgimimo, taigi įvairios tokios situacijos, bet visos šneka apie norų išsipildymą kaip žvaigždė, kad tai yra meilė, pasirinkimai, tūzas taurių, tai ir sako, kad pagaliau jūs leidžiat savo mylėti, išeiti iš vienatvės, kad tai yra atgimimas. Ir čia taip pat korta giminės energijų, kad taip pat ir giminė čia pritarė, kad pagaliau jūs žengėt į tai, ką jūs norit, išsprendžiat tą karminę situaciją. Taigi toks rezultatas. Ir pasižiūrėkim tada, dar turiu orakulą pabaigai, kokią energiją mums visata atskleis. Tai yra švelnumas, tikra meilė, supratimas. Taigi matosi, kad kasgi jūsų laukia, tai meilė, išėjimas iš to stabtelėjimo, apmąstymo, tų baimių, kurios jūs laikė,
kad jūs galit žengti į priekį ir švelnus glėbys laukia jūsų ir kad tai yra tikra meilė, tai yra supratimas, švelnumas, grožis, gėris ir kad tai yra taip pat aiškumas, kurį mums ir atskleidžia Kalnų krištolas, kad viskas atrodo daug paprasčiau negu jums atrodė prieš tai, kad visata lyg atskleidė tą nežinomybę šydą, suteikia aiškumą, kurioj čia vietoje reikia daryti pokytį ir toks pirmasis variantas. Dėkoju jums. Iki. Pradedam antrąjį variantą, kas pasirinko rožinį kvarcą. Taigi pasižiūrėkime, apie ką jūsų variantas. Nauja meilė, nauji santykiai ant slenksčio. Ir kas trukdo žengti paskutinį žingsnį, tai rožinis kvarcas tai yra atsipalaidavimas, širdies šiluma, meilė sau. Ir pasižiūrėkim, koks gi orakulas rožių jums atsivers. Tai yra rožė be spyglių, tai yra, kad tu esi geram kely, patirdamas džiaugsmą, taiką ir visą tą grožį gyvenimo. Taigi gražios kortos, pasigėrėkim. Rožinis kvarcas tai toks mineralas, kuris atskleidžia tą besąlyginę meilę, tai yra švelnumas ir meilė sau. Ir matosi, kad šį variantą pasirinko žmonės, kurie tokie yra švelnus iš prigimties, kurie moka mėgautis gyvenimu. Ir pasižiūrėkim, kasgi trukdo jums žengti tą žingsnį iki tų santykių, kokia situacija pirmiausiai. Čia turiu kortas taro, bet jos taip pat ir čakrų išminties atspindi energetinius centrus ir situaciją identifikuoti. Išdėliosiu kelias kortas. Ir čia dar kitos kortos. Ir trečios rūšies tai yra Lenormand. Pasižiūrėsim, kokiagi ta situacija. Taigi, princesė kardų, matosi, kad norisi save ginti. Princesė štai kortų kaladė, tai klasikiniai yra pažas kardų ir žalia spalva, tai širdies energetinis centras, kad ta širdis gynybiniai tokioj pozicijoje ir čia tūzas lazdų. Tai ir norisi naujo, norisi žengti į santykius, meilę, norisi patirti kūrybą tų santykių, matosi ir visata pati ragina tūzai, tai ir šviesos jėgų. Tokia žinutė, raudona spalva, tai yra pirmas energetinis centras apie įsižeminimą, apie žemiškus dalykus. Tai galima sakyti, kad čia žmogus trokšta patirti meilę, atverti širdį, per meilę įmatyrinti savo norus, kūrybą, galbūt ir trokštat su savo mylimuoju, mylimąja užsiimti bendrą veiklą. Ir čia yra karstas, taigi kažkas, kas užsibaigė, gal todėl ir gynyba, kažkokios patirtis praeities nemalonios. Ir čia yra keturlapis daubilas, taigi geras šansas, galimybė. Čia yra riteris monetų.
Ir čia 3 lazdos galimybės, bet ir matosi šioj kortų kaladį taip pat pokytis, vidinio vaiko kažkoks šauksmas ir įdomiai čia atsiskleidžia vėl giminės sistemos įvairūs įsitikinimai nuo pat vaikystės iki pat mamos močiutės patirties, taigi giminės energija per šią kortą ateina. Ir kasgi čia per situaciją, tai matosi, kad žmogus trokšta įgyvendinti savo norus, kad turi ketinimą atverti širdį ir patirti tą meilę, patirti kūrybą, bet yra stabdis, kažkokia praeitis, kaip šis karstas, kažkokios situacijos, galbūt ir praeitų santykių patirtis, todėl yra ta širdis laiko kardą ir kad lėtina lyg tą situaciją, nes čia ir yra tas žmogus, vyras ar moteris, kuris atėjo, eina į jūsų gyvenimą, bet tai vyksta labai lėtai ir tai yra į mūsų temą visą tą atskleidžia, parodo riterį monetų patį lėčiausią, kad ir yra vienas žingsnis iki tos sėkmės, iki tų santykių, nes praeities kažkokios patirtis dar neužbaigtos, kad yra kažkokios baimės, grėsmės jaučiamos ir vis dėlto norisi to laimingo šanso, kad balti dobilai tai simbolizuoja tokį ilgesį ir norą patirti romantišką meilę, kad galbūt kažkas ir turi tokį žmogų, kurio ilgisi, su kuriuo norėtų santykių, bet taip pat ir matosi, kad reikalinga pakeisti tam tikras situacijas, lyg atšviežinti, atnaujinti, kad lyg išsilaisvinti iš kažkokių ir giminės įsitikinimų, kažkokių dalykų. Ir pasižiūrėkim, kasgi mums čia atsiskleis tada. Paklauskim gal, kodėl tai vyksta, apie kągi, kas buvo praeity, nes čia matosi stiprios tokios energijos karsto, kuris lyg ir išprovokuoja tą gynybą ir tą lėtumą, nors yra kitų norų, bet tai lyg stabdo. Taigi, kas praeityje? Praeityje tai 7 kartai kažkokios apgavystės matosi iškart mums parodo. Ir kovos kaip 5 lazdos. Ir riteris kardų, taigi toks noras gintis dar kartą, tas pačios kardų energijos krinta. Ir 6 lazdos lyg noras ir pabėgti. Ir magas. Ir kurti lyg savo gyvenimą. Ir transformacijos, mirtis ir atgimimas. Tai matosi praeity kažkokios situacijos išprovokavo jūsų pokyčius, kad kažkokie santykiai, kurie jūsų netenkino, pasiuntė jūs į transformaciją, kad jūs nusprendėt gyventi kitaip. Ir čia tas rožinis kvarcas, ta švelni tokia energija ir jaučiasi, kad pasirinko šį variantą žmonės, kurie yra tokios švelnios prigimties, kurie nelinkę į konfliktus, kuriems sunku save apginti, nes ir čia matėm, kad princesė kardų, kad tasai kardas tai ne karalius, ne karalienės kardų, kad ir dabar jums yra tai sunku, sudėtinga apginti lik save ir norisi tų santykių, bet taip pat baisu praeities kažkokių situacijų pasikartojimo, kad lyg
dabar jūs trokštat pakeisti tą situaciją ir praeitį matosi, kad atėjo tas metas, kai jūs nusprendėt būti savo gyvenimo kūrėjai, tie magai, kad nebepasiduoti kažkokiems scenarijams ir kitų žmonių manipulacijoms, kad tai kainavo nemažai jums matosi energijos, bet jūs apsisprendėt ir ši korta rodo, kad lyg išėjot iš kažkokių santykių neharmoningų ir dabar transformacijoje. Taigi paklauskim tada, koksgi čia blokas, kodėl jūs dar vis nežengėt į priekį. Taigi karalius monetų ir čia 3 kardai. 9 monetos rodo dar kartą, kad buvo kažkokie santykiai kaip karalius monetų, tai ir galima sakyti kažkam, tai ir sutuoktinis galėjo būti arba ilgalaikis partneris, žmogus, su kuriuo jūs buvot pastoviuose santykiuose, kad sužeidė jūsų širdį ir jūs kaip 9 monetos persitransformavote tas būsenas ir vienai jums gerai, kad ir karalienė lazdų ir tūzas monetų ir 3 taurės. Taigi atskleidžia galbūt čia ir ta tokia situacija, įvairių netgi ir tokių išdavysčių gali būti, kad čia tas jūsų karalius monetų pasirinko kitą karalienę ir lyg įėjo į naujus kažkokius santykius. 3 taurės, tai yra tas trikampis ir matosi čia karalius monetų, karalienė lazdų ir šios 9 monetos lyg žmogus tas, kuris žiūri, kad tai buvo karalius išėjo į naujus santykius, įvyko išdavystė tas trikampis ir liko įskaudinta širdis. Taigi, kad teko jums tai patirti ir dėl to jūs jaučiatės nesaugiai ir yra kažkokie likęs kartėlis. Taigi pasižiūrėkim tada, kaip pašalinti šį bloką, nes matosi ir tas karstas, kad tai iš praeities scenarijai, praeities vyro išdavystė lyg stabdo jūs, kad jaučiasi, kad jums atrodo, kad jūs negalėsit lyg apsiginti savęs, kad jūs gali kažkas nuskriausti, pasirinkti ne jūs. Taigi blokas yra apie tos pasirinkimus, apie savivertę, apie meilę savo, kaip rožinis kvarcas. Taigi blokas yra savivertės klausimas, nes kažkada teko patirti išdavystę ir rodo, kad jūs nevertinat savęs, abejojat savo tuo patrauklumu, kad gali rimtai žmogus, vyras ar moteris jūs pasirinkti ir tai yra lyg savotiškas blokas, praeities santykių scenarijus, kai pasirinko ne jūs, kad jūs įskaudino ir dėl to likusi tą abejonę, nors norisi naujų santykių, bet taip pat ir yra blokas, kuris trukdo jums žengti į naują ir pasižiūrėkim, kaipgi pašalinti šį bloką. Taigi 4 kardai, kad nuimkit ir 2 monetos, susibalansuokit savo būsenas kaip karalienė monetų. Taigi matosi, kad reikia daugiau įsižeminti šioje situacijoje, nebesigilinti į tą praeitį, kad nurimkit, nesiųskit tenai energijos į tas situacijas, į tas išdavystės, kad tai nereikalinga.
susigrąžinkit savo energiją, savo vertę, karalienę monetų, taip visata jūs mato ir išeikit iš tų tokių svarstymų lyg iliuzijų, nes 7 taurės ir karaliaus taurių 6 kardai, kad reikia iškeliauti iš to tokio jausmingumo. Taigi, kas jums padės, tai išėjimas iš to didelio tokio jausmingumo, nes 7 taurės ir karalius taurių tai ir rodo tą tokį didelį emocinį įsijungimą į tą situaciją, kad nebereikalinga tenai būti, kad keliaukite tiesiog kitur, nuraminkit savo mintis ir jausmus, susibalansuokit, būkite karalienė monetų, taigi jums padės žemės stichija, įvairų žemiški darbai, užsiėmimai, kažkas tai ir mėgsta basomis vaikščioti, ar dar kažkokios situacijos, gaminti maistą, apkabinti medžius, eiti į gamtą ir kad vertinti save, kad tai tiesiog reikia užbaigti su šia situacija, nes matosi iš to rožinio kvarco, kad žmogus čia jausmingas ir galbūt, kai jūs pagalvojat apie tą situaciją praeities, tai ir ašarų upeliai, ir tada jau čia į kažkokias iliuzijas, abejonės jūs nueinat, galbūt svarstot, ar tenai jūs myli ar nemyli, ir dar įvairių tokių situacijų, arba klausėt, kodėl taip pasielgė visata su jumis, ir dar įvairių tokių svarstymų, taigi neverta čia savo energijos jau siūsti, kad tiesiog keliaukit, nurimkit, susibalansuokit ir būkite karalienė monetų. Ir kasgi jums padėtų dar būti ta karalienė monetų, paklauskim. Taigi 2 kortos. Tai užbaigimas tų situacijų ir čia aukščiausiai žinia, tai intuicija. Tai sako visata, kad pasikliaukit savo vidumi, kad pasaulis daug įdomesnis, kad galit jūs jame pamatyti daug ko, kad pasaulis tai apima viską. Ir imperatorius taigi, kad čia įvairios tokios situacijos ir stiprios, netgi 3 didieji arkanai, tai gali visata ir kalbėti taip tiesiogiai, kad jeigu jūs atvertumėt akis, tai jūs pamatytumėt vyrus daug vertingesnius negu tai, kas buvo praeityje, kad imperatorius apie tai, bet gali būti ir toks kvietimas užsiimti bet kuo, tas, kas jums yra įdomu, įvairiais netgi ir mokslais, žiniomis, kaip aukščiausiai žinia, arba materija, kaip imperatorius, kad čia apima viską šios energijos, kad eiti su entuziazmu, kaip riteris lazdų, taigi pasaulis atviras, užsiimkit jums įdomia veikla ir atverkit širdį su jausmais, priimkit žinias. Ir su kantrybe bendraukit su vyriška energija, taigi matosi, kad čia tikrai stipri tokia pagalba, iš 6 kortų net 4 didieji arkanai, pasaulis aukščiausiai žinia, imperatorius ir kantrybė, tai ir šviesos jėgos čia jums nori pagelbėti, ir giminės sistema, imperatorius ir aukščiausiai žinia ir kantrybė, angelai šneka apie tai, kad pagalbą jūs tikrai turit, ir apsidairykit, kad ir jūsų yra šeimos narių, draugų, kurie jūs palaiko, kad priima jūs tikrąjį tokį žmogų jautrų, koks jūs esate iš tikrųjų, ir kad jų įvairios veiklos kaip pasaulis ir žinios ir fiziniai darbai gali sustiprinti jūs,
ir sugrąžinti jums tą pašlyjusią savivertę, kad eikit, veikit, atsiverkit ir kad tai atsitiks. Ir kasgi tada pasižiūrėsim, kai jūs priimsit savo stiprybę, tada ir širdis atsivers, tūzas taurių nebebus baisu mylėti. Ir pažas lasdų, kažkokie nauji nedrąsūs žingsniai ir stiprybė. Taigi, kad keisis situacija, fortūnos ratas čia pasisuks, gerą šansą, progą jums duos. Išeisit iš tos aukos pozicijos, pakabintojo būsenos ir atversit širdį. Tapsite karalienę taurių, to žmogumi, kuris nebebijo mylėti, bet taip pat jūs būsit ir karalienė kardų, kad per tas veiklas jūs sustiprėsit, nebe pažas, nebe princesė ir kad mokėsit išspręsti situacijas, jeigu iškils kažkokios iššūkiai, kad save apsiginti. Ir matosi, kad jūs įsižeminsit kaip 10 monetų, būsit pasiruošę rimtiems santykiams ir ateis tas aiškumas, švitėsit, pritrauksit situacijas ir idėjas, kaip reikštis, kaip kalbėti, kaip bendrauti su žmogumi, kuris jums patinka. Taigi, ir matosi ant kaladės dugno ir karalius lasdų, kad patrauksi dėmesį veiklaus vyro per ugnies stichiją, charizmatiško, kuris ir matyt ir bus tas žmogus, kuriuo jūs ir žengsit tą paskutinį žingsnį į tą kambarį, kur ir yra tie santykiai. Taigi, pasižiūrėkim tada, o kągi tai duos, nes jūs jau visą tą mato kaip karalienę taurių kardų. Ir kągi, tas žingsnis jums atneš, tai naujas pradžias. Ir tai yra nulinis arkanas, taigi kiekvienam savas, ko troškot, svajojot, tai gali ir išsipildyti. Ir ištraukim dar vieną orakulą jums. Tai yra švara, planavimas ir iliuzijų paleidimas. Taigi matosi, kad visata jums ateina į pagalbą ir sako, išsilaisvink iš praeities situacijų, kad tas karstas, kuris čia iškrito, tai ir rodo, kad tai jau yra mirę, nebeturi gyvybės ir potencialo, kad reikia vis dėlto kaip tam ereliui skristi į priekį, pažvelgti tą situaciją lyg iš paukščio skrydžio, suprasti, suvokti ir eiti į vairias veiklas, užsiėmimus, save sustiprinti, jeigu jūs jaučiat, kad dar yra sviravimas, kad jūs nesijaučiat stipriai, gerai sprendimams priimti, kad sustiprėkit ir tada lyg atsitiks, visata pritrauks, kad fortūnos ratas matosi ir šneka apie tai, kad kai jūs būsit pasiruošę, atsitiks tie santykiai ir apie tai antrasis variantas. Ir dėkoju jums. Dedam trečiąjį variantą, kas išsirinko citriną, tokį žaismingą, gyvybingą akmenuką. Tai citrinas yra apie įvaizdį, savirealizaciją, sėkmę, vertybės, bet taip pat apie gyvenimo džiaugsmą, žaismingumą, apie norų išsipildymą. Ir pasižiūrėkim, koks rožių orakulas jums. Tai yra karūnavimas, iniciacija, tai yra gimimas, atgimimas ir tai, ko jūs trokštat, kad tai atsitiks, matosi. Ir jaučiasi šis trečias variantas tokios žaismingos energijos, citrinas suteikia tą gyvybę, žaismingumą ir kad matosi tas karūnavimas, tai ir bus
toks norų išsipildymas ir kad žmogus toks gyvybingas, žaismingas, tas džiaugsmas gyvenimo ir galbūt čia kažkokie pasiekimai, tas karūnavimas, iniciacija, tai įvairios situacijos gali būti, kažkam tai ir mokslo užbaigimas, kažkokia karjera, įvairios tokios situacijos stiprios, kad tai yra jūsų erdvėje ir mūsų yra užklausa apie naujus santykius, naują meilę, kad tai ant slenksčio ir kol kas tai neįvykę ir todėl jūs žiūrit šitą kortų skaitimą, tik pasižiūrėkim, kokia situacija, identifikatorių pasižiūrėsim, čia yra kortos taro, bet jos ir čakrų išminties, taigi spalva atspindi čakras, energetinius centrus ir pasižiūrėkim, kokiagi situacija. Taip pat padės mums ir Lenormand kortos atskleisti situaciją dabartinę. Ir dar trečia kortų kaladė. Ir pasižiūrėkime apie kągi jūsų variantas, tai apie naujas pradžias, nulinis arkanas, raudona spalva, tai pirmas energetinis centras, apie tai, kad jūs trokštat šio žemėje patirti, įmaterinti tuos santykius. Ir tai yra 5 taurės, yra kažkokia ir nostalgija, kažkoks matosi praeities situacijos, kurios jūs nuliūdino, nes 3 taurės tai yra lyg išlietos tuščios, 2 pilnos, kur visata jūs kviečia. Ir čia yra gerklės energetinis centras, apie kažką, kas neišsakyta arba išsakyta. Taigi ir vairūs pyktis ar kažkokie dalykai, ar kažkokios situacijos susijęs su gerklės energetiniu centru. Ir čia yra pelėdos, naktiniai paukščiai. Ir čia yra kompasas, taigi ta kryptis, nustatyti tą kryptį, kur yra ta teisinga, tenai, kur iš tikrųjų jūsų širdis kviečia. Ir čia yra mėnulis, taigi sveikas mėnulį dar kartą. Ir visą šį kortų skaitimą jaučiasi, kad tai ir susiję su giminės scenarijais, nes čia tiesiogiai rašo įvardyje su protėvių kažkokiais dalykais, baimėmis, scenarijais. Ir 3 kardai, taigi įskaudinta širdis, situacija nemaloni. Ir tai mes ir ieškom to kelio būdo išspręsti šią situaciją, suprasti, kasgi trukdo žengti tą paskutinį žingsnį, tai, ką jūs norit patirti. Ir matosi šitų energijų, kad tai įmanoma, kad jūs žmogus talentingas, kad jūs žmogus išoriai galbūt ir atrodot laimingas, tą įvaizdį kūrėt, kažkas tai ir viešas žmogus, savirealizacija, kad veikloje jūs puikiai atsiskleidžiat ir sėkmę jūs patirėt. Gal tas karūnavimas ir yra, kad įvairios iniciacijos, įvairios situacijos atsiveria jums žinios ir jūs esat lyg laimės kūdikis tenai, bet yra taip pat ir kažkokia sritis, šiuo atveju turbūt santykių, kad nepavyksta pradėti užmegzti santykių, o galbūt kažkas ir pradedat, bet jie nutrūksta lyg toj pažinimo stadijoje, netgi ir taip jaučiasi. Ir matosi, kad čia jūs trokštat patirti tą naują patirtį. Ir kad žinot, kaip tai darytumėt, jeigu
būtų tinkamas žmogus šalia, kad jūs jaučiat tikslę kryptį, kur jums norėtųsi žengti, bet taip pat yra ir kažkokių neaiškumų. Šie naktiniai paukščiai tai ir šneka, kad galbūt jūs ir turit žmogų, su kuriuo norėtumėt kurti tos santykius. Vieni tai kol kas yra kažkokie neaiškumai, kaip tie naktiniai paukščiai, kažkokios paslaptys, neaiškumai, kažkas tai nenori, kad tai būtų vieša. Yra kažkokios netgi nuoskaudos ir čia matosi, kad būtent ši situacija iš šitų naktinių paukščių tos kortos jaučiasi, kad tai būtent lyg tie santykiai yra, arba yra tasai žmogus, kuris jums patinka, bet jisai yra lyg kažkokiam neaiškume, kaip kad neaišku, ar čia santykiai ar nesantykiai, nors norisi ir iš šitų dviejų kortų matosi moters ketinimas eiti į priekį ir realizuotis, bet vieniems neaiškumai, kitiems tai galbūt ir kažkokie pirmi žingsniai, kai po to lyg ir neperinama į aukštesnį lygį ir kad tai gali trūkti jau ir nemažą tokį laiką, kad lyg ir yra toks nesusipratimas, kodėl visa tai vyksta, nes tas mėnulis tai ir yra, ir čia naktiniai paukščiai toks neaiškumas, lyg neturėtų tai būti, bet tai vyksta ir negali šios tamsios lyg energijos atsverti to šviesos ir to jūsų ketinimo, nežiūrint, kad jūs žmogus kitose situacijose sėkmingas, bet čia yra matosi kažkoks blokas, kuris labai jūs ir skaudina ir kad toks neaiškumas ir nesusipratimas kažkoks. Ir pasižiūrėkim, koksgi čia blokas, kodėl tai vyksta. Matosi, kad tikrai blokas, kaip du kardai ta situacija net ir užblokuoja širdį ir norą užsiverti, nors jūs esat imperatorė, taigi tas žmogus tikrai kaip ir karūnavimo šią energiją, taip ir imperatorė sako, kad atrodo, lyg nieko jums netrūksa, kad jūs imperatorė, kad jūs 4 stichijas įvaldžiusi ir viską sugebat ir kažkokiu ieškot sprendimų. Matosi, kad ne pasiduoda tūzas kardų, taigi norisi išeiti iš tos situacijos, čia yra lyg tas neaiškumas, o čia jau lyg ir tas sprendimas. Ir karalienė monetų, ir čia 6 kardai, ir aukščiausias teismas. O taigi, koks čia blokas, jeigu mes klausiam, tai matosi, kad tai lyg rodo, kad jūs savim lyg ir netikit, kad jūs blokas tai yra apie jūsų savivertę, apie jūsų pati save, kaip jūs vertinat ir kad lyg nematot tos situacijos, kad galbūt ir čia korta tokia 5 kardų, kad kažkokios lyg patirtis, situacijos buvę, kažkokios kovos, kažkokių žmonių, kurie tikrai nėra reikšmingi, lyg jūs sumažino jūsų tą savivertę ir jūs lyg sutikot. Gal kažkas pasakė, kad negali to įvykti ir jūs prisimėt kaip savo, kad nebevertinat ar niekada nesuprato to, kas jūs iš tikrųjų esat, kad imperatorė ir santykių tema. Ar čia netgi ir jaučiasi, kad netgi 2 tokie scenarijai atsiskleidžia. Vieniems žmonėms tai
kad kažkas pasakė, kad jūs negalit ir jūs prisimėt, kad taip, o kiti žmonės kažkaip prioritėtų prisijimė veiklą ir lyg kažkada gal kažkoks bandymas nepavyko santykiuose ir jūs priimėt, kad galbūt jūsų toks likimas ir jums nelemta lyg būti santykiuose, kad geriau jūs čia uždirbsit, realizuositės tenai, kur jūs sėkmingas ir tenai skiriat savo laiką, energiją, taigi matosi iš tikrųjų, tai jūsų pačių čia yra toksai nusprendimas, vieniems neįvertinimas savęs, o kitiems tai nusprendimas, kad jūs santykiuose lyg nesėkmingi, bet abiem atvejais čia yra prisėmimas kažkokių scenarijų, kur jeigu mes žiūrim apie santykius, tai vis dėlto jūs trokštat santykių, bet patys ir blokuojat tai. Ir visada tai reiškia, kad yra kažkokios naudos. Taigi, kodėl jums naudinga būti vieniems? Kaip imperatoriui, tai galite spręsti patys apie visas gyvenimo situacijas, planuoti savo gyvenimą taip, kaip jums patinka ir užsiimti kažkokią veiklą naują, įkvėpimų. Ir matosi, kad netgi sako mylėti tai, ką jūs norit, kad lyg be įsipareigojimą pažinti žmonės, nors iš tikrųjų tai ir skaudina jūsų širdį, kad tas kažkoks lengvumas gyvenimo ir sukelia tą kažkokį ir nusivylimą, dar kartą 5 taurės. Taigi įdomi tokia situacija rodo, kodėlgi jūs elgiatės taip, kaip elgiatės, kad savo veikloje jūs jaučiatės to imperatorium, kad jūs galite elgtis taip, kaip jūs norit, galite gyventi su lengvumu ir mylėti tai, kas jums patinka, rinktis įvairias situacijas. Taigi matosi, kad čia toksai blokas, kad lyg jeigu jūs būsit santykiuose, tai negalėsit pasirinkti veiklų ar kažkokių dalykų, pomėgių, tai kas jums patinka, kad matosi, tai yra lyg tokia jūsų nauda, bet kartu ir sukelia ir skausmą, taigi, bet matytos naudos didesnės, todėl ir norisi tame likti. Ir pasižiūrėkim, kasgi, kaip pašalinti šį bloką, kaip jums būti santykiuose ir būti pasirinkimuose įvairių įdomių situacijų, veiklų. Taigi, 9 monetos, 5 lazdos ir tūzas lazdų. Bokštas, turtai griūti. Taigi, kaip jums tai pašalinti? Tai matosi, kad suteikti savo meilės ir paklausti savęs iš tikrųjų, ko jūs norit, ko jūsų širdis nori. Ir kad tai ir ištirpdys tos blokus šioj situacijoje, kad išdrįskit pažvelgti į savo širdį, kantrybę šneka apie tai, būkit švelnus su savim, nespauskit savęs, kad kažkur jūs turit būti laimėtojai, patys geriausi, nuostabiausi, išgirskit savo širdį ir kad tai matosi. Čia irgi lyg vanduo, kažkokie šaltiniai prasiverš galbūt jūs ir kai švelniai apkabinsit save ir paklausit kažkam, tai ašarų upeliai pasileis, kad jūs savo širdies, savęs paklausėt, ko jūs iš tikrųjų norit ir kad tada tas pokytis įvyks, lyg bokštai grius, kad
jūs ir suprasit, kad nenorit būti vieni, nenorit būti kažkokie kovotojai už vietą po saulę, kad iš tikrųjų jūs trokštat meilės, švelnumo ir kad jūs galite tai turėti. Ir pasižiūrėkim, kasgi jums padės toliau žengti šiuo keliu, jūsų širdies keliu. Taigi toks ribų žinojimas, nusistatymas ir išėjimas iš aukos būsenos, pažvelgimas į situaciją iš kito kampo ir kažkoks netgi mostas, kažkoks pasidalymas savo vertybėm, atsiverimas pasauliui ir leidimas kurti tą gyvenimą taip, kaip jūs trokštat. Ir kažkokios naujos idėjos ir ta stiprybė, kuri galbūt ir iš tikrųjų įdomiai čia taip atsiskleidžia, kad jūs įvairiai galit gyvenime atrodyti, kažkam tai ir labai toksai ramus žmogus, bet matosi, kad ir stiprus. Taigi visata sako, kad jeigu jūs leisit savo turėti tai, ką trokštat, tai jūs niekiek nesusilpnėsit, nes galbūt čia tas toksai didelė sėkmė veikloje lyg ir spaudžia jūs, kažkaip jums atrodo, kad ir santykiuose jūs turit labai būti sėkmingi, kažkokie ryškus, bet kad santykius reikia kurti ir tai yra apie du žmonės, kad žingsnis po žingsnio tai vyksta ir niekas nemėgsta būti uždominuotas, kad jūsų partneris taip pat trokšta meilės, dėmesio ir daug įvairių situacijų, taigi jums padėtų šiek tiek kitoks požiūris į tą situaciją, atsiverimas pasauliui ir leidimas būti galbūt šiek tiek ir žaismingam, kažkokių naujų idėjų, tegu ateina jūsų gyvenimą, kad galbūt ir pabūkit, nerodykit to savo didelės stiprybės, kaip būna liūtas ir žmogus, kad čia tiesiog avis matosi, kuri stiprybę, kad vidinė ta stiprybė tegul spindi ir kažką jūs suteikit, atverkit, pasidalinkit, atverkit ribas ir būkit šiek tiek žaismingesni toj situacijoje, santykių ir kasgi tada, paklauskim, gali atsitikti. Taigi visata jums suteiks tą šansą, tūzą monėtų, tai naujos pradžios, geras šansas, kaip ir matėm, buvo nulinis arkanas, kad žmogus trokšta patirti tą naują santykį, tai taip ir gali atsitikti. Ir kad bus netgi pasirinkimų, sako, reikės rinktis. Ir gali netgi sugrįžti kažkoks žmogus iš praeities, 8 taurės, tai netgi yra tokia energija, kai situacijos scenarijai kartojasi, kažkokius jausmus galima patirti iš naujo ir matosi tie naktiniai paukščiai, tai gali ir būti kažkokia situacija, kad su kažkokiu žmogum buvo neaiškumai, bet ir pas jūs čia įvairūs tokie blokai ir kad galite pasikeisti, netgi sugrįžti kažkoks žmogus iš praeities ir kad įmanoma sukurti stabilumą kaip 4 lazdos, kažkam tai ir apie vestuvės, čia toks jaunikis matosi šis paukštis, 4 lazdos, tai kitose kortų kaladėse taip pat simbolizuoja santuoką, kad netgi tokia situacija gali atsitikti ir bus nauji planai, kad yra raktas ir spina, kurią įmanoma atrakinti ir 2 kortos. Taigi matosi, kad išeisit jūs iš tos gynybinės pozicijos kaip 9 lazdos į tą sėkmingą partnerystę kaip 10 monėtų, kad taip visata šneka, kad įmanoma tai padaryti. Taigi,
kažkas atsivers, jeigu išdrįsit žengsit, tai nauji horizontai, naujos galimybės, pasirinkimai ir kažkas tai turbūt visi galės rinktis iš daugelio variantų, kažkam tai ir iš to žmogaus, su kurio praeitį jūs bendravot ir gali jisai sugrįžti, kad tie blokai pasišalins ir atsivers keliai santykiams, stabilumui, kūrybai, kad baigsis tas nepasitikėjimas savimi. Ir 10 monetų tai ir yra tie santykiai pagrįsti vertybėm, materija, kad tai yra ir šeima, vaikai, kam tai aktualu, taigi tai yra ir santuoka, matosi, ir šeima, kas to trokšta, nori, kad gali tai atsitikti, kad jūs galite būti sėkmingi ne vien tik veikloj, bet ir šeimoje. Ir taip pat. Ir pasižiūrėkim, kokį dar orakulą visata čia mums atskleis. Tai yra žemės gydymas, apie mainus, apie davimą ir gavimą. Tai matės ir kitose kortose, kad tai yra taip pat tokia žinutė, kad reikalinga tai subalansuoti ir kažkas tai ir nukreipia savo energiją į veiklą, savirealizaciją ir iš tenai gauna lyg tą tokį apdovanojimą, atlygį, dėmesį, materiją, bet jeigu jūs trokštat santykių, tai taip pat tenai nukreipkit savo dėmesį, meilę ir gausit taip pat atlygį iš tenai. Apie tai visata šneka ir dėkoju trečiajam variantui. Jeigu patiko, spauskit patinka, kviečiu prenumeruoti kanalą. Iki kitų kartų, myliu, viso